Tamstos, nedidelė pakuotė iš Tiny Dealo. Kas faina, kad išsiųsta realiai buvo 18 dieną, o atėjo į paštą jau vasario 3. Tai per 2 savaitės atėjo, tai yra super laikas Tiny Dealui. Taigi, ką mes čia turim? Taip, turim tokius tubelės izoliavimui laidų. Kartais iš tikrųjų labai praverčia, kai reikia izoliuoti laidus, nereikia ieškoti jokios izoliacijos, nieko, išsitrauki vieną tokią trubelę, prakiši laidą su žiebtuvėliu pakaitinę, jisai spaudžia jį visą ir tikrai superinė izoliacija yra. Jeigu šiek tiek darote kažką su elektra namuose, tai pravartu turėti. Tikrai praverčia. Čia yra apie 260 vienetų ir mokėjau už juos ten 3,80 berods euro. Taip kad nebloga kaina, nežinau kiek Lietuvoje kainuoja, bet man dažniausiai būna paprasčiau užsakyti iš Kinijos parsisiųsti tokius daiktus, negu nusipirkti Lietuvoje, nes kainuoja nepamiršti visą laiką. Taigi, ką dar turim? Turim tokį adapterį. Realiai kišasi visi užsieniniai, ir amerikietiški, ir angliški kištukai. Tačiau minusiukas koks. Šitie yra pakankamai ploni kištukai. Todėl tinka ne visom rozetėm, kai kur labai kleba ir praktiškai nėra kontakto. Ir pati šita forma, jeigu yra kištukas su įžeminimu, tai ne visur galėjau įkišti. Taip kad žiūrėkit, kaip pirksit, ar tiks rozetėm. Taip, kas čia laikiklis, koks kietas. Telefonui. Traukiam. O, koksai. Šuo. Pasistato taip, kojas reguliuojasi, visas lankstosi jisai. Tenk, pasistatom. Bandom mano sunku į telefoną. Realiai jisai yra dvigubai sunkesnis negu standartiniai telefonai. Žiūrim, ar laiko. Nu ką, taip stovi. Pasilankstom. Okay, čia galą pasuksim. O, taip patogiau. Nu va, koksai. Šiaip galėtų daugiau nusilenkti galva, kažkaip tai mažokai, arba aš kažkaip netaip tegaliu. A va, čia netaip truputį. O, dabar geriau. Taip, kad pasistatyti ant stalo labai patogu ir atrodo labai prikolniai. Šiaip tai galima iš tikrųjų ne tik, kad pasistatyti ant stalo, bet tarkim turit kažkokią, nežinau, ar sieną, ar dar kažką, tai prisikabinat, matai va, ir jis pilnai laikosi. Taip, kad jeigu reikia kažką, tarkim, fotkę pasidaryti, ar dar kažką, kažkur tai ant tvoros, prisikabinat, va tai va, ir turit. Žodžiu, prie tokių nestandartinių paviršių galima kabinėti. Turbūt galima ir taip koją suspausti. Bandom. Op. Praskėsim šunį. Čiuk, čiuk. Op. Laikosi. Super. Mano telefonas šitas sveria gal kokius 250 gramų. Žodžiu, daug. Bet laikosi tvirtai. Žodžiu, pakankamai naudingas daiktas ir kelioniai. Ir mašinai kažkur prisimontuoti, tarkim, telefoną reikia irgi galima. Nu, visai faina. Telefonas 5,5 colio, tai čia telpa, dar 6 colių tikrai, manau, tilps telefonas. Planšetą be abejo neįkiši. Tai va, toks šuniukas. Fainas, smagus daikčiukas, galima pirkti. Kainavo jisai apie 4 eurus. Tai pakankamai nedaug. Ir kas čia dar pas mus liko, turim lemputę ledinę. Kainavo jinai tik tai 2,5 euro ir rašo, kad 1600 liumenų duoda. Tai yra pakankamai daug, tipo 18 vatų. Protestuosiu būtinai, parašysiu komentuose, kiek realiai vatų ryja ir kiek čia realiai šviesos duoda. Aš labai abejoju, kad čia 18 vatų bus, bet pabandysim sužinosim. Jeigu kažkam tai sako, tai yra 5630 ledai. Modeliukas. Nu, žiūrėsim. Nes 18 vatų tai turėtų šviesti labai galingai. Taip, ir karabinčikas toksai. Kaip ir atrodo aliuminis. Nėra labai sunkus, bet panašu, kad pilna viduris gal netgi. Pakankamai tvirtas atrodo. Toksai
Atrodo tvirtai. Šitie sujungimai irgi visi aliumininiai. Turėtų laikyti svorį pakankamai nemažą. Šiaip labai patogus daiktas iš tikrųjų. Turėti po ranką, prisikabinti kažką tai prie dviračio ar dar kažkur tai. Kelionėse tokį pravartų turėti. Aš prisikabinu prie kuprinės ir visą laiką kabą, ar ten kažkokį biteliuką, ar dar kažką tai prisikabini. Žodžiu, patogu. Taigi, toks trumpas review šiandien. Tokia pakuotė iš AliExpress'o. Subscribinkit. Linkai į daiktus bus komentuose, kaip visada. Ir iki greito.